manęs nepalaiko patys brangiausi draugai, manęs nepalaiko artimieji. Tai labai dažnai girdžiu iš moterų ir tai yra labai aktuali tema užkulisiuose, kad mūsų labai dažnai nepalaiko artima aplinka arba artimi draugai. Tai kažkaip jau senai knieti man apie tai pakalbėti, bet šiandien yra tokia realybė, kad tas palaikymas mums yra labai svarbus ir ypač tas palaikymas yra svarbus, kai mes užsiimam kažkokią tai veiklą. Kažkada ir aš sakiau, kad niekada nekalbėsiu nesąmonių į eterį, niekada to nedarysiu, iš tikrųjų dar dirbau grožio srity su nagais, bet realybė tokia, kad mane nulaužė, nes visi dabar tai daro ir iš tikrųjų tai yra įrankis, didžiulis įrankis pasiekti didesnę auditoriją veiklai, kurią tu veiki. Kai aš tą dalyką pradėjau suprasti, kaip tai veikia, ir aš tą išmokau iš merginų, ukrainiečių, kurios pas mane buvo atvykę dirbti bėgančios nuo karo, kai jos griebėsi šiaudo, kaip atvykusios į naują šalį dirbti ir užsidirbti, aš tik tada pradėjau suprasti, kokią reikšmę turi darbas socialiniai medijai. Kai tu esi svetimoje šalyje, kai tu negali susisiekti su savais. Kodėl aš ateinu apie tai kalbėti? Nes ši tema yra aktuali labai ir man, ir mano draugiams, bičiuliams, kurią mes gvildenam nuo senų senovės, kodėlgi mūsų tie artimi, galbūt kažkam patys artimiausi, kodėl jie mūsų nepalaiko. Kai mes užsiimam kažkokią veiklą, kai mes norim kažką daryti ne taip kaip visi. Ir ypač su tom susidurėme, kai mes pradedame dirbti su socialiniais tinklais, nes daugelis galvoja, kad vesti socialinį turinį Instagrame ar Facebook'e tai yra kažkoks neturėjimas ką veikti. O iš tikrųjų tai yra labai didžiulis darbas. Bet mano mintis yra ne apie tai. Mano mintis yra apie tai, kad be galo yra skaudu daugeliui žmonių, kada jų nepalaiko artimieji. Aš esu be galo dėkinga savo vyrui, jis mane be galo palaiko ir tai yra mano svarbiausias žmogus. Sūnus, aišku, manęs nepalaiko, nes mūsų, tai yra paauglystė jo, nes mūsų visiškai išsiskiria požiūrį, bet čia jau kita medalio pusė. Ir aš esu dėkinga, kad mane palaiko sesė, mane palaiko tikrai didžiulis būrys draugų, bet tikrai turiu artimų žmonių, artimoje aplinkoje ir draugų, kurie manęs nepalaiko. Tai yra, neneigsiu, be galo skaudu, nes tada tu jautiesi nepriimtas, neįvertintas ir nuvertintas. Tai va ir galvojant apie tai, kam yra sunkiau, tas, kuris nepalaiko, ar tas, kuris jaučiasi nepalaikomas. Aš manau, kad sunkiau yra tam, kuris jaučiasi nepalaikomas, tų artimų draugų, nes tada mes užsidedam baimės, užsidedam blokus, mes pradedam galvoti, ką kalbėti, ko nekalbėti, kad mane galbūt ne taip supras, arba sakys, oi, va, ta durnelė neturi ką veikti. Nu, iš tikrųjų, yra visokių variantų, visokių esu prisiklausiusi, bet tie, kurie jūs nenorite palaikyti, ar jums nepatinka tai, ką daro jūsų artimi žmonės, aš iš tikrųjų net nežinau, ką jums pasakyti. Jūs gal tiesiog susiturėkit viduj savo nuomonę ir tiesiog įneškite tam pagarbą. Ir ką man norėtųsi perduoti ir pasakyti tiems, kurie jaučiasi nepalaikomi artimų ir galbūt turi didžiulių baimių. Tiesiog norisi paskleisti tą energiją, kad nebijokite būti savimi, nebijokite dalintis tuom, ką jaučiate savo širdį. Aš iš tikrųjų irgi kartais taip noriu dalintis ir skleisti žinią, kuri galbūt kažkam padėtų, bet pagalvoju apie vieną, apie antrą, apie trečią, ką tas pagalvos. Ir iš tikrųjų norisi kiekvienam palinkėti, išlikti stipriam ir nebijoti ir negalvoti, ką pasakys kiti. Aš tiesiog pati savo prieštarauju, bet labai norisi susivienyti. Taigi, mėly draugai, kurie manęs nepalaikote, kuriems aš nepatinku, čia ne tik draugams, pažįstamiems ir kai kuriems artimiems, kurie galvojate, kad aš užsiimu nesąmonėm ir tiesiog nežiūrėkite manęs. Tie, kurie man kartais parašo žinutę, kodėl tu įdėjai tokį turinį, reiškia pas tave kažkas blogai. Tai nereiškia, jeigu aš dalinuosi galbūt kažkokią netokią emociją, tai nereiškia, kad man yra kažkas blogai. Tai reiškia, kad aš noriu
atliepti žmonės, surasti žmonės, kurie galbūt patiria tą patį, ką ir aš, ir kad palaikyti vienas kitą. Nes kartais iš tų artimų palaikymo mes nesulaukime. Tai jeigu tu mane palaikai, tu mane myli, tu mane vertini, žinau, kad tikrai tokių yra ir sulaukiu labai daug nuostabių žinučių, tai tu paspausk širdelę ant mano storių, ant mano postų, parašyk komentarą, nes kartais tai yra labai svarbu, ne dėl to, kad paglostyti mano savimeilę, bet dėl to, kad skatinti Instagramo ir Facebooko algoritmus. Mums, dirbantiems su socialiniam medijom, tai yra be galo svarbu. Tai nėra kažkokie ieškojimai paguodos, tai nėra kažkokie norėjimai išsiliesti. Tai yra tiesiog darbas, veikla, kurią mes norime daryti. Ačiū už tai.